Šis filmukas yra skirtas IKES online mokyklos administratoriams. Vaizdo įraše trumpai apžvelgsime 5 pagrindinės mokyklos paskyros administratoriaus atsakomybės. Pirmas žingsnis – mokyklos paskyros vardo ir slaptažodžio keitimas. Visus nustatymus rasite paspaudę Naudotojo paskyros tvarkymas. Norėdami redaguoti paskyrą, spauskite Apdoroti duomenis. Kurdami naudotojo vardą, stenkitės kuo labiau atspindėti mokyklos pavadinimą, pavyzdžiui, Uosio progimnazija. Kurdami slaptažodį, atkreipkite dėmesį, jog slaptažodis privalo būti saugus, nes ši paskyra yra mokyklos, o ne administratoriaus. Skyrelyje informaciją apie asmenį užpildykite savo, tai yra mokyklos administratoriaus, vardą, pavardę bei savo elektroninio pašto adresą. Atlikę šios veiksmus, spauskite Išsaugoti. Išsaugoję mokyklos prisijungimo vardą bei slaptažodį, prašome įrašyti šios duomenis į mokyklos slaptažodžių knygą. Antras žingsnis – bendros mokytojų paskyros, nuasmenintos paskyros sukūrimas. Naudotojų skiltyje nuveskite pelės kursorių į pačią apačią. Spauskite šalia mokytojo registracijos vardas esantį žalią pieštuką. Sukurkite naudotojo vardą bei slaptažodį. Naudodami šią paskyrą, mokytojai galės prieiti prie mokyklos metodinės medžiagos, tačiau negalės sukurti internetinės apklausos. Trečias žingsnis – kasmetinis informacijos apie mokyklą atnaujinimas. Informaciją apie mokyklą skiltyje suveskite bendrą informaciją apie mokyklą. Jei šie duomenys jau yra suvesti, vos jiems pakitus atnaujinkite informaciją. Kad pakeistumėte informaciją, spauskite mygtuką Apdoroti duomenis. Įvedus pakeitimus, nepamirškite išsaugoti savo darbo. Ketvirtas žingsnis – vartotojų sukūrimas ir ištrinimas. Norėdami sukurti naują vartotoją, naudotojų skiltyje spauskite Pridėti naudotoją. Užpildykite nurodytus laukelius. Įvedus visus naujo vartotojo duomenis, spauskite Išsaugoti. Jūsų nurodytų vartotojo elektroniniu pašto adresu bus išsiųsti prisijungimo duomenys. Sveikiname! Jūs pridėjote naują vartotoją. Norėdami pašalinti vartotoją iš naudotojų sąrašo, naudotojų skiltyje, šalia norimos pašalinti paskyros, spauskite X pažymėtą ikoną Ištrinti vartotoją. Dar kartą patvirtinus, jog tikrai norite ištrinti vartotoją, vartotojas sėkmingai pašalinamas iš sistemos. Penktas žingsnis – slaptažodžio priminimas. Jei vienas jūsų komandos narių pamirštų savo slaptažodį, priminkite slaptažodį sekdami šiuos žingsnius. Naudotojų skiltyje šalia vartotojo, pamiršusio slaptažodį, spauskite pieštuku pažymėtą ikoną Tvarkyti vartotojo duomenis. Tuomet, šalimais sukurti slaptažodį, iš naujo pasirinkite laukelį Taip ir išsaugokite pakeitimus. Šiuo būdu nurodytų vartotojo elektroniniu paštu bus išsiųsti nauji prisijungimo duomenys.